Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje įgyvendina visam šalies jaunimui skirtą projektą Europos Sąjungos karta ir pristato reportažų ciklą apie jaunimo politiką Lietuvoje. Niekas negalėtų paneigti fakto, kad aukštas piliečių dalyvavimas nevyriausybinėse organizacijose sudaro demokratinės valstybės pagrindą, lavina asmens kompetencijas, suteikia galimybę realizuoti save, o kas svarbiausia, ši veikla ugdo ateities lyderius. Tad pažvelkime, kokios jaunimo nevyriausybinio organizacijų tendencijos bei perspektyvos vyrauja mūsų šalyje. Nes jeigu vertinti 10-15 metų praeitį atgal, kai viskas buvo kuriama, ta prasme pati valstybė kūrėsi, organizacijos kūrėsi ir verslo sektorius kūrėsi, tai visi tokiam galbūt chaose buvo. Šiandien jau yra nusistovėjusi ta pozicija, tarkim, kad organizacijos jau veikia, jau yra išlaikomos programos arba tas kūrimasis organizacijų, jisai yra spartus, aš sakyčiau, jeigu 95 metais nevyriausybinio organizacijų, įvairių organizacijų, ne tik jaunimo, ekologinių, kultūros, sporto, socialinių, buvo apie galbūt kokie 2000, tai šiandien mes turime virš 20 000. Tai yra kasmet kuriasi po 1000 organizacijų Lietuvoje. Analizuojant nevyriausybinio organizacijų ir centrinių valdymo institucijų santykių problemas, jau daugelį metų išlieka ta pati ir sunkiai kintanti problema. Problemos yra valstybinės problemos, kadangi pamažu tas, kaip sakyt, tie ledai tirpdomi, tas pasitikėjimas po truputį auga, bet vis dar, aš sakyčiau, valstybė nepasitikė pačiais piliečiais. Vat reikėtų išeiti mums iš to užburto rato. Mes dar neturim susiformavusios kultūros. Labai dažnai bet koks nevyriausybininkas dažniau yra ne galimybė, bet problema. Nes jis ateina su kažkokio mintim ir kažką siūlo, kažką nori. Tas kažką siūlo, kažką nori, dažnai reiškia daugiau darbo. Tad ko turi imtis valdžios institucijos, kad jaunimas taptų aktyvus nevyriausybinio organizacijų veikėjas? Tai, kad jaunimui trūksta pinigų, jaunimui trūksta valdžios dėmesio, jaunimui trūksta diskusijos su valdininkais, nes jie turi idėjų, ką pasiūlyti, jie turi minčių, ką būtų galima geriau daryti mieste, jie turi minčių, kaip geriau išnaudoti tą infrastruktūrą arba tas lėšas arba tą veiklą, kurie yra, jos palaikymas, parama, sąlygos ir visa kita, bet pirmiausia yra nevyriausybinio organizacijų gebėjimas atsiverti, gebėjimas priimti daugiau žmonių, gebėjimas daugiau žmonių sudominti ir tas aktualu ne tik jaunimo organizacijams, tai aktualu visiems. Nors jaunimo nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria su savanorių trūkumu, tačiau Lietuvoje egzistuoja organizacijų, kurios gali tapti teigiamų pavyzdžių. Tas savanorių skaičius mūsų organizacijoje yra pakankamai stabilus ir savanoriai dažniausiai pasilieka savanoriauti ilgiau, dėl to, kad mūsų organizacija atsakingai žiūri į tai, kad mes norime iš savanorių ne tik paimti, bet jiems ir duoti. Na ir kokie sprendimo būdai gali padėti nevyriausybinių organizacijų veiklai Lietuvoje? Bandome kurti tą programinį finansavimą ir bandome suteikti tą iniciatyvos laisvę, bet vis dar valstybės sektorius žiūri į organizacijas arba į tą privačią iniciatyvą, į piliečių laisvę su tokiu skepticizmu arba labai atsargiai. Kaip Lietuvos jaunimo nevyriausybinio organizacijų padėtis atrodo vakarų valstybių kontekste? Turbūt esminis skirtumas ir yra dalyvavimo skaičius. Jeigu mes paimsim Skandinaviją, bet kurią skandinavų valstybių, tai ten praktiškai dalyvavimo skaičius sieks 80–90%. Tai va čia yra turbūt esminis skirtumas. Jeigu mes paimsim problemas, tai jos labai mažai paskiriasi. Lietuva ir vakarų Europa, tai vakarų Europoje apskritai nebėra jokio skepticizmo, jokio nepasitikėjimo. Ten yra sukurtos jau tas spektras programų socialiniai srity, kultūriniai srity ir jaunimo srity. Yra skiriamas finansavimas visiems konkursam ir yra begalės organizacijų, kurios dalyvauja tuose projektuose. Būti dosniam reiškia duoti daugiau negu gali. Būti išdidžiam reiškia imti mažiau negu tau reikia.